tarybų valdžios rūpesčių iš Zakopanės jis grįžo į aukštąjį Liudiškių piliakalnį. Jo palaikus pasitiko visa lietuvių tauta. Kitų rašytojų tarpe vienuolis ir Mykolaitis Putinas, sesuo Uliūtė ir antrą kartą palydinti Julija Biliūnienė. Kad numirsiu, man pakaskit ant šventosios upės kranto, kad matytų kapą sodžių, kūdikėlis, kur užaugau, kad girdėtų tą dainelę motinėlė, kur dainavo, kai ant kelių mažą migdį ar lopšį mane lingavo.